Tai įspūdis tikrai matosi dėl ko jie čempionai, nes tikrai komanda gera, žaidžia aukštų tempų, tikrai nėra lengva, atrodo mes greitą krepšinį žaidžiam daug tėtų, bet dar kažkiek greitesnį žaidžia ir tikrai atrodo situacijose kažkiek kontroliuodavom juos, bet atrodo už menkiausią klaidą nuspausdavo kažkur tais per, kaip pasakyt, tų taisyklių nesilaikydavom ar tiesiog kažkaip paleisdavom juos taip vienas ar vieną ir jie tas nuspausdavo, atrodo. Buvom 2 rungtynėse, bet vėl gale tas, atrodo, nežinau, 5 minutę ir turėjom, buvom rungtynėse, bet gavosi taip, kad gavome 18 taškų ir tikrai, dėl to tikrai labai gaila. Kas yra sunkiausia, žaidžiant su tokia komanda, kaip Unikaha paminėjai, kurios tos savybės labiausiai išsiskiria jų? Sakyčiau, tas tempas, nes tikrai žaidžia labai greit, natūralu, taip žaidžia greit, dėl to jie turi 14 žaidėjų ir niekas daugiau 20 minučių nežaidžia, tai tas tempas tikrai didelis. Paskui vienu metu užkūrė, tai tikrai nebuvo lengva, bet vėlgi, tai kaip viską. Geros pamokos ateičiai ir turim kažką tais iš tų rungtynių išsinešti tas pamokas ir tiesiog nekartoti tokių klaidų ateityje. Tysonas Carteris 16 taškų per tą ketvirtąjį kėlinį surinko, daug tų metimų tokių sunkių per rankas. Ar čia nais iš klaidų, kurios buvo anksčiau galbūt padarytos, iš pasitikėjimo sumetė pas metimus ar... Jo, ten vėlgi, kaip sakau, nepadarėm to savo darbą, ką turėjom su juo padaryti, atrodo, kol kontroliavom, tai kol darėm tą darbą, tai maždaug jį kontroliavom paskui vėl. Geras žaidėjas pajutė tą žaidimą ir čia natūralu vis tiek. Taip ir kai pajaučiu žaidimą, tai kažkiek sunkesnius pradeda metimus mėtyti. Nesustabdėm tikrai tą įsivaizduočiau sportą tą padarė. Tos pusės tas trečiasis kėlinys labai solidus buvo išsiveržę į priekį šiek tiek, kėlė 14-4. Kas geriausiai pavyko baudžiant Unikaha tuo metu? Aš sakyčiau, kad tas mūsų gal atėjo viskas nuo gynybos, nes tikrai laikėmės tų taisyklių ir, kaip sakau, buvom tokie kieti, nes paskui kažkiek suskydom ir tas iš karto matėsi, kažkaip per daug tas kovos lengvai atidavėm, o trečiai kai išėjom iš karto nuo pat, sakyčiau, nuo pat kėlinio pradžios išėjom kietai, žaidėm ir vėlgi, tie taškai, kurie suvyko, tai gavosi po mūsų geros gynybos, kur galėjo atvėkti, tai vėl, aš sakau, kaip jau čia prieš tai minėjęs, kad mūsų tas geras puolimas nuo geros gynybos prasidėjo. Ne, atvirkščiai. Žvelgiant į tą ketvirtąjį kėlinį, dar šiek tiek Vyto puolimui šiek tiek sustojus, kaip manai, ar būtent Parkeris Jacksonas Cartwrightas tokiais momentais turėtų praverst komandai, žaidžiant su tom stipresnėm komandom, išjudint lemiamus momentus tą puolimą? Tai čia nežinau, čia jau trenerių čia darbas, kaip ką sustatys. Vėlgi, aš manau, kad pas mus krepšinis vis tiek priklauso nuo gynėjų, tai atrodo, kad kažkas tas iniciatyvos turėsim, kiek teko matyti, aš nedaug Latvijos, tai jis gali tą daryti, nežinau, kaip treneriai sustatys tą žaidimą, tai bus, bet tikrai nenustepčiau, jeigu jo rankas kamuolys ir visi. Čia irgi neblogas rungtynės žaidė, bet vėlgi kažkiek manau ir tas Parkeris padraskys. Taip pat galbūt jauteisi aikštelėje žaisdamas prieš tokį topą, nes Unikaha nėra vien čempionų lygos čempionai, yra ACB, viena geriausių komandų. Ar pačiam tau sukėlė kažkokių iššūkių, pamastymų galbūt, kaip tu tinki prie tokio lygio aikštelėje? Aš nežinau, tiesiog eilinės rungtynės, kažkaip aišku, varžovas rimtesnis, visada smagu prieš ko stipresnį varžovą žaisti. Tiesiog eilinės rungtynės, kaip pasakyti, laimėt, nusiteikimas kaip visada maksimalus ir tiek, čia nežinau, varžovo nesureikšminiau. Fanų palaikymas, 110 fanų, gal net ir daugiau, skanduotės turbūt buvo jums puikiai girdimos. Kokius jausmus sukėlė išvykui turėti tokį palaikymą Malavui, tolimam krašte? Jo, labai smagu, nes fanai tikrai girdėjosi, bet sakyčiau, ne momentais, didžiąją laiko dalį. Tai labai smagu, kad turim tokius fanus, kur ne tik namie palaiko, bet ir keliauja išvykas ir tikrai norisi už žaisti ir džiaugiamės visur su mumis.